Pirmiausia, reikia pasakyti, kad labai buvo geranoriškas priėmimas Pitsburgo universiteto skalūnų dujų tyrimo centro vadovų. Ir tikrai jau vyko labai ilga diskusija ir buvo padarytas kelios prezentacijos, paskui vykom į vietą pasižiūrėti, kaip vyksta žvalgybos darbai ir taip pat kaip vyksta gamybos darbai. Ir smagu, kad Pitsburgo universiteto skalūnų tyrimo centro vadovas prisižadėjo tarpininkauti, kada Lietuva užbaigs paruošti visą įstatyminę bazę dėl pritraukimo investuotojų į Lietuvą žvalgybos darbams, kada buvo konkrečiai kalbama, ar kokiom sąlygom galėtų ateiti ir atskiros kompanijos. Tai buvo labai aiškus atsakymas - politinis stabilumas, įstatyminė bazė, mokestinis reglamentavimas ir savaime suprantama, didžiulės diskusijos turi būti atliktos su visuomenė ten, kur bus atliekami žvalgybos darbai. Netgi buvo pateikti kai kurie pavyzdžiai, kaip Argentina ar kitos šalis, kur su visuomenė dirbama 2 jau metai. Ir tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekti tikslai, o kai kuriuose šalyse susitarimai vyksta daug greičiau.